Mes jeigu rungtynės įsveikinam vaikinus, aišku, su pergalė, nes kaip matėm, turėjom tokią seriją nesėkmių, nors, sakykim, tos nesėkmės, kad ir nebuvom silpnesni, bet tai fortūna, tai kitas priežastis neleido laimėti. Tai va, tai šaunu, kad vėl iškovota pergalė, 3-1, ganėtinai užtikrinta. Malonu, kad vėl grįžom į tą kelią. Tik aišku gaila, kad sezonas, sakykime, dublerių tik įpusėja, kitų vaikinų gal ten 22 čempionatas į pabaigą ir traumas, retina traumas ir nuovargis, ir fizinis, ir psichologinis, nes turi nemažai vaikinių varžybų ir tas atsiliepia, bet šaunu dabar dirbam, atsisitinėjom psichologiškai, morališkai ir tas matosi rezultatai. Ir 3-1 plus dasijungė 2-3, sakykime, jau tikrai pagrindo tikrai žaidėjai iš Šiaulių, kurie sustigavo, sakykime, tą jaunimą. Sakau, va to ir trūks, vis laik turi būti jaunimo ir vieno kito vyresnį mišinys. Kai toks mišinys bus rezultatai, nes vieniem jauniem, nes, pavyzdžiui, kai mes žaidėm porą varžybų, vien 92-3, tai mes patys jauniausi, ten net artini ar kitų, nes visur yra mišiniai, nes patys matom. Tai va. Justiną Kuisiną teko matyti, kaip gerai žaidžiant, tai kaip pirmam kėliniui šiandien? Nu, senai. Kažkada teko, kažkada dar, sakykime, jaunimo, ten A lygos čempionate teko matyti porą rungtynių tokio neblogų, bet kaip dublerių, kaip, sakykime, ten vyro, aišku, tiek negauna pasireikšti, bet kaip dublerių, sužaidė taip, kaip jis iš tikrųjų gali. Tai gal tikėkime sugrįžta į formą, rodo tą, ką jis gali. Su kitais savo auklėtiniais buvote išvykęs į Prancūziją, gal spėjote pasilgti dublerių jau? Nu, be abejo. Tikrai pasilgau, grįžau, porą savaičių nemačiau. Matau ir vaikinai, kai kurie
įsilgė, nes, taip kaip supratau, akis net žyba pamatė trenerį ir visai kitaip treniruotėse pradėjo dirbti, nes pamačiau kartais atėjęs kažkas pirmas varžybas, kaip žaidėma lygoje 10 metrų, tokie kažkokie nuliūdę, kažkokie nesavi, netie ir tos rungtynės rezultatas buvo mums neigiamas. Bet vat, šiandieną vėl tie patys vaikinai, kurie prieš 2-3 dienas atrodė silpnai, sakykime, klydo nesavam kailį, šiandieną, prašau, sužaidė kuo puikiausias rungtynės, reiškia gali. Pirmas ratas tenkina ar ne? Kad tenkina, negalėčiau tikrai pasakyti. Nes tikrai buvo rungtynių, kur per pridėtą laiką, kur neįmuši tu, gauni atgal įvartį. Tikrai galėjom geriau, pagal savo galimybės tikrai galėjom geriau pasirodyti. Ir lentelė tikrai aukščiau. Bet futbolas čia yra futbolas. Ta prasme, svarbiausia ruošti pamainą Šiaulių vyrų komandai. Mano toks tikslas, kad po metų kitų tie vaikinai jau iš jų 3-4 būtų tvirti pagrindo žaidėjai. Mano pagrindinis toks tikslas. Dublerių čempionatas tam ir yra. Paruošti, pasitikrinti, pažiūrėti, kaip sakau, prie jaunimo prijungus porą vyresnių ir žengti tolyn. Na, bet vis dėlto kaip treneris mano, kaip pasikeis turnyrinė lentelė po antrojo rato, kaip Šiaulių du komandos. Jeigu tikrai, jeigu nekamuos traumas, jeigu nebus, sakykime, fortūna mūsų, kaip sakoma, pusė nenusisuks, kur tikrai būna rungtynių, kur turim 5-6 progas, nes neišnaudojam, varžovas turi vieną arba netgi pusę progos, iš tos pusę progos pelno 2 įvarčius. Tai iš, pavyzdžiui, mūsų klaidų pačių. Tai va, jeigu tą ištaisysim, tas klaidas koreguosim, patys realizacijai, sakykime, procentą pagerinsim, manyčiau, turėtume antram rate truputėlį taškelį daugiau parinkti. Nebent aš keliu savo ir su komandai tokius tikslus, kad antram rate, kuo ratą, tuo daugiau taškų surinkti.